Sveiki, aš Saulius Kromalcas ir šiandien mes Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų podcast'e. Kalbamės apie tai, kas formuoja konkurencingą pardavėją. Ir mūsų šiandienos tema, kas formuoja būsimą pardavėją - studentas, dėstytojas ar dirbtinis intelektas. Šiandien pas mus svečiuose SMK Kauno filialo vadovė Inga Bilinskienė. Labai Sveiki, Inga. Sveiki. Tai kaip jaučiate studijoje? Ačiū, gerai. Klausimas, kodėl paklausiau, kaip jaučiatės, vėlgi, verslas, sakykime taip, priimdamas tuos pardavimų specialistus, dažniausiai sako, dinamiška ta aplinka ir panašiai ir panašiai. Tai kaip, sakykime, verslas, mokslas jaučiasi toj dinamiškoje aplinkoje? Taip, toj dinamiškoje aplinkoje yra tikrai labai daug iššūkių, manau, kad ir verslui, ir mokslui. Vis tik tai atsiradus dirbtiniam intelektui būtina daryti sprendimus, būtina priimti naujoves, mokytis. Taigi abiem pusėm ir dirbame šitą linkmę, tiek verslas, tiek mokslas. Jeigu klausite apie pardavėjus. Ne, dar neklausiu. Dar neklausite apie pardavėjus. Bet pratęskit, gerai pasukom temą. Jeigu kalbėtume apie pardavėjus, tai iš tiesų šiandien dienai verslas nebesitikė visiškai tradicinio pardavėjo su senaisiais įgūdžiais, tačiau ieško žmonių, kurie be savo kūrybiškumo jau žinotų ir daugybę skaitmeninių įgūdžių, mokėtų naudotis dirbtiniu intelektu. Drąsiai taikytų technologinį raštingumą iš tiesų ir suprastų, kas vis tik tai yra ta duomenų analitika, nes be jos į priekį judėti negalima. Būtent visi šiti įgūdžiai jau yra nebe privalumas, tačiau tai jau yra būtinybė. Tai yra ir iššūkis aukštosiom mokyklom paruošti tokio pobūdžio specialistus, kurie atlieptų šiandienos verslo poreikį. Ok, bet žiūrėkit, tada paklausiu sekančio klausimą. Tuomet vėlgi dažniausiai mokslo arba, sakykime, edukacinių institutų aplinkoje diskutuojama, su kuo mes gauname, kokius mes žmonės gauname po mokyklos ir su kokiom kompetencijom jie ateina. Ir čia būna daugeliu iššūkis, kaip, sakykime, papildyti tas kompetencijas, tą kiekvieno studento kompetencijų rinkinį, nes vėlgi diskusija įvairi. Tai kaip sukatės iš padėties, kokia yra situacija pas jūs ir kaip sukatės iš padėties pildydami tos kiekvieno žmogaus kompetencijų rinkinius? Pats studentas visapusiškai norėtume, kad domėtųsi viskuo, bet kartais tai būna iš tiesų nemenkas iššūkis. Vis tik tai mes kaip aukštoji mokykla labai daug bendradarbiaujam su verslu, kviečiam verslo atstovus į paskaitas, prašome, kad jie dalintųsi savo sėkmės, o kartu ir nesėkmės istorijom, kas iš tiesų studentam yra patrauklu ir būtent šitos patirtis jos duoda ženkliai daugiau negu sausa teorija. Atvykę dėstytojai, kurie daugeliu atveju yra ir sakykime, savo įmonių atstovai, ar ne, jie dirba ir versle, ir moksle, duoda praktinių situacijų ir paaiškina vėliau, kaip tos situacijos veikia gyvenime. Taigi studentai gauna grįžtamą į ryšį, o kartu ir mokosi iš to, kaip reikėtų priimti sprendimus. Vėlgi, tai čia pradedama nuo žemesnių kursų. Aukštesniuose kursuose yra prašoma, kad jie patys ieškotų sprendimų verslui, galbūt atneštų tam tikrą naują, šiek tiek kitokį požiūrį, ar ne, ir parodytų galimybės ir pačiam verslui, sakykime, ieškant sprendimų. Girdžiu, kad sakot, integruojat verslą į pačius mokymo procesus ir netgi minit konkrečius veiksmus, ar ne? Klausimas tuomet galbūt skambėtų taip, o kaip vis dėlto mokymų tinklelis, kaip pavyksta jį suderinti, nes čia yra daugiau toksai, kietas dalykas, kuris paprastai būna stipriai reglamentuotas, sustiguotas ir kuris nėra toks lankstus. Šitoj situacijoje atsakysiu, kad turbūt vis tik tai verslas yra viena koja pirmiau pažangoje, ar ne, nes mokslas, kaip bebūtų, jis yra reglamentuojamas, ar ne, įvairios akreditacijos, vertinimai, mes negalime taip laisvai imti, improvizuoti ir padaryti tai, kas mums atrodo aktualu. Vis tik tai yra dalyko tikslai, uždaviniai, kuriuos reikia pasiekti. Taigi mes laikomės tos tvarkos, tačiau leidžiame priimti tam tikrus sprendimus dalykų kontekste, kuomet pasitarus su administracija, su akademinės veiklos atstovais yra priimami sprendimai. Verslo žmonės pasiūlo tam tikras programas, kurias būtų galima integruoti procese, studijų procese turiu omeny. Programų yra daugybė ir nemokamų, kurias galima išsibandyti.
pažiūrėti, kurios veikia efektyviau. Taip kad tas nuolatinis pulsas yra, o atitinkami pokyčiai vėliau yra priimami administracijoje, komitetų sprendimuose ir tiesiog jie yra integruojami į pačius tinklelius ir atitinkamai reaguojama į pokytį, kurio reikalauja būtent verslas. Tai jeigu kalbėtume apie praktinius įgūdžius, jie neatsiejami nuo įvairių programų. Kiek organizacija jūsų, kurią atstovaujate, jinai dinamiška ir kaip greitai įtraukėt programas, gal turit pavyzdžius kažkokius ar panašiai? Pakankamai greitai priimam sprendimus ir reaguojame į naujoves, bet vėlgi įsivertiname studijų procesą ir įsivertiname, sakykime, pačias galimybės dalyko kontekste. Tikrai stengiamės išbandyti visas priemonės, kurios yra viešai prieinamos nemokamos, nes jos taip pat yra efektyvios, o vėliau pagal poreikį, kurį gauname iš verslo, perkame tam tikras programas, kurias integruojame daugeliu atveju aukštosios mokyklos, informacinių technologijų klasėse, kur studentai gali bandyti, praktikuotis, ateiti ne vien tik tai paskaitų metu, bet, sakykime, ir laisvų metų, kuomet yra laisvos auditorijos, bandyti praktikuotis ir vėliau pritaikyti jau atsiskaitimų metu. Lyginant su valstybinėm aukštosiom mokyklom, kiek esat lankstus, sakykime taip, poreikio formavime, nes renkantis vienus arba kitus, sakykime taip, programas, dažniausiai biudžetinės įstaigos jos turi griežtą planavimo schemą. Kiek lankstesni esat čia? Manau, lyginant su valstybinėm institucijom mes tikrai esam gerokai lankstesni, bet vėlgi reikia suprasti, kad daugelis įmonių renkasi skirtingas programas, skirtingus skaitmeninius įrankius ir ko gero visiems 100% net yra neįmanoma atliepti ar ne, išmokyti naudotis būtent jom visom, tačiau jos yra stebimos, analizuojamos ir yra priimami sprendimai, kurios daugiau mažiau tarpusavyje yra panašios ir ieškoma tų optimalių variantų, ką būtų galima pritaikyti ir išmokyti kaip pagrindinio įgūdžio. Ne pirmus metus esat aukštojo mokslo ekosistemoje. Kaip matot dirbtinio intelekto patį vaidmenį, ar ne? Kaip jisai padės dėstytojui, jūsų vizija, kiek jis galėtų padėti ir kaip padėti dėstytojui, ar ne, integruotai, sakykime, įsilieti į patį mokymosi procesą? Aš manau, kad dėstytojams pasisekė tam tikrą prasme, todėl kad dirbtinis intelektas iš tiesų visų pirma padeda sutaupyti laiko. Laiko taupimas paskaitų, tokiam sklandžiam, nuosekliam, kokybiškam pasiruošimui yra labai svarbus. Tai vėlgi, tada reikia laiko informacijai patikrinti, nes tikrai negalima aklai pasitikėti. Bet manau, kad dirbtinis intelektas yra labai veiksmingas tikrinant studentų darbus, tai tikrai sutaupo laiko. Gali padėti duoti grįžtamąjį ryšį, atitinkamai formuoti individualizuotas užduotis, pagal studentų įgūdį tas užduotis silpninti arba šiek tiek lengvinti. Sakykime, kalbant apie tuos pačius pardavimo įgūdžius, gali sukurti įvairiausius scenarijus. Scenarijus paimti ne vien tik tai, sakykime, iš mūsų lietuviškos rinkos, galima žiūrėti globaliai ar ne. Tai manau, šituo aspektu dirbtinis intelektas yra tik tai pagalba dėstytojui. Jūsų matymu, kiek dirbtinis intelektas nesusilpnins arba nesumažins studentų kritinio mąstymo? Geras klausimas iš tiesų. Ta kritinį mąstymą gali ne tik studentam turbūt pasilpninti, gal net ir patiems dėstytojams šiek tiek. Vis dėlto reikia pripažinti faktus. Vėlgi, turbūt viską reikia naudoti su saiku, todėl aukštosiom mokyklom taip pat būtina reglamentuoti būtent kiekį dirbtinio intelekto naudojimo. Ar reglamentuoja jūsų aukštoji mokykla? Tikrai taip, mes turime atskirą dirbtinio intelekto politiką. Ir ją vadovaujamės, jinai yra vieša ir tiesiog turim apsibrėžti tam tikras ribas, kiek mes galim ir kiek ne. Kiek tai yra, sakykime, etiška ir kiek ne, nes visgi dirbtinis intelektas su etiškumu taip pat yra stipriai susijęs. Vėlgi, kalbant apie konkurenciją tarp aukštųjų mokyklų, iki šiol aukštosios mokyklos konkuravo savo infrastruktūrą, ar ne, tam tikrojo prekinio ženklo sukurto įvaizdžio visuomenėje, ar ne, ta prasme, ir neretai lokacija. Tai yra 3 dedamosios, kurios tyrimai sakydavo, kad iš principo tai lemia studentų pasirinkimą. Kaip galvojat, kiek dirbtinio intelekto įrankiai, ta prasme, kaip infrastruktūros galis duotų pačiai aukštai mokyklai pridėtinės vertės, sakykime, kad
tai yra taikomi vieni ar kiti įrankiai, kad tuos įrankius naudoja vėlgi kaip ir verslas. Aš manau, kad vienas iš tokių stiprių pardaviminių aspektų, kada mes kalbam apie pasirinkimą, kur studijuoti ar ne, tai tikrai teisingai buvo paminėta infrastruktūra, bet kuo institucija turi daugiau pasiūlyti įvairiausių programų ar ne, įvairiausių įrankių ir be abejo tą išreklamuoti, tikrai pasakyti, ką tą turi ir įrodyti, ką tą turi, tai studentam tai yra be galo svarbu. Aš nežinau, ar jie iš tiesų rinkdamiesi aukštąją mokyklą tiek detaliai analizuoja, čia gal dar ateityje bus ta analizė padaryta ar ne, nes vis tiek tai yra ganėtinai naujas dalykas. Tai kiek jie stipriai susimasto, bet tie, kurie jau susimasto ar ne ir kurie lygina institucijas, tai tikrai rinktųsi būtent tas, kurios turi ką pasiūlyti. Kaip yra ta, sakykime, kaip matot arba kaip vyksta dėl įvairių technologinių inovacijų mokslo ir verslo sinergija, ar ne? Ar vyksta kažkoks tai bendradarbiavimas ir kaip jis vyksta, ar ne? Stebint to dirbtinio intelekto, pavyzdžiui, evoliucijos eigoje, nes tas virsmas paskutinius 3 metus jis intensyvėja, ar ne? Kaip derinat savo verslo lūkesčius ir poreikius, tu prasme, ir kaip juos atliepiat? Na, aš pradžiai minėjau, kad mes iš tiesų glaudžiai bendradarbiaujam su verslu, tikrai įsiklausom į jų poreikius ir pagal poreikius atitinkamai koreguojame, sakysim, savo studijų planą, galų gale pačių studijų pasiūlą ar ne, nes iš tiesų studijų programų tikrai būna kuriamų ir naujų atsižvelgiant į tai, kas vyksta rinkoje, kas vyksta pasaulyje. Tai vienas dalykas. Antras dalykas vis tik tai ne visada vien tik tai verslas kažką pasiūlo mokslui ar ne, pažiūrėkime iš kitos pusės, šiandien dienai mokslas taip pat turi daug ką pasiūlyti ir verslui, sakykime, tas pats mteptinis lygmuo ar ne, kuomet verslas galbūt nežino, kaip išspręsti vieną ar kitą problemą ar ne, tai šiuo atveju mokslas tikrai ateina į pagalbą su savo sprendimais, na ir čia atsiranda tas labai stiprus bendradarbiavimas, iš ko vėliau ir gimsta, sakykime, sprendimai, kurie reikalingi abipusiai. Pafantazuokim, jeigu vieną dieną ateis galbūt ta diena, kai reikės įdarbinti dirbtinį intelektą kaip dėstytoją, ar ne? Jūs įsivaizduokim, kad tai yra tas etatas. Kaip manote, ar jisai pilnavertiškai atstos tą procesą, tą ryšį su studentu? Pratęskit tą mintį. Čia būtų labai įdomu padaryti eksperimentą su studentais, žinai, 6 dalykai semestre ir nei vieno dėstytojo. Aš manau, kad pradžiai jie gal net pasimestų, nežinotų, kaip elgtis, tai vienas dalykas. O kitas dalykas, gal tam tikrų momentų jiem labai patiktų, nes su tuo dirbtiniu intelektu gali pasibarti iš tikrųjų, pasakyti jam, ką apie jį galvoji, turbūt drąsiau negu dėstytojo, ar ne? Tai čia turbūt yra už ir prieš. Kita vertus, vis dėlto manau, kad po kokių gerų 3 savaičių tai galėtų pabosti. Nes vis tiek ateis tas momentas, kada kils klausimų, ar tu gausi tuos atsakymus taip greit, kaip norėsi ir kaip gauni greit iš dėstytojo, kitas klausimas. Ir manau, kad ties tom 3 savaitėm vis dėlto suprasi, kad fainai buvo, bet labai pasigendu, kad man kažkas gyvai pasakytų, patartų, kad su manim padiskutuotų šiek tiek ar ne, tokiam truputėlį labiau emociniam lygmenį, nes vis dėlto dirbtinis intelektas, ką tau ekrane parašys, taip tu teisus arba taip neteisus, arba atlik vieną ar kitą užduotį. O dėstytojo buvimas vis dėlto labai svarbu, kad būtų autoritetas. Tikrai nemanau, kad dirbtinis intelektas kada nors pakeis dėstytoją kaip autoritetą. Tai jeigu gerai girdžiu, tai pagrindinės grėsmės išvelgiat autoritetą, ar ne, tu prasme, mokytojo, dėstytojo kaip autoriteto visuomeniai dalykas, ko negalima pakeisti, ir vėlgi emocinio intelekto, kurį dažniausiai, tu prasme, perduoda dėstytojai studentams. Labai teisingai, emocinis ryšys, empatija, grįžtamasis gyvas ryšys iš tikrųjų, tas galų gale žmogiškas santykis, kur kartais tave tiesiog supranta be žodžių. Kažin ar dirbtinis intelektas tą galėtų padaryti. Tai ačiū labai, Inga, jums už įžvalgas. Supratom, ko gero, vieną dalyką, kad dirbtinį intelektą galėtume įdarbinti, bet dar reikėtų jį gerai paruošti, kaip ir kiekvieną žmogų gerai integruojant į ekosistemą.
Ir aukštosios mokyklos tikrai ir turi tą privalumą savotiškai, tai prasme, reaguoti į pokyčius rinkoje. Privačios aukštosios mokyklos turi dar papildomų lankstumo, kaip matom, bet vėlgi tie, kas pirmauja ir kurie glaustai bendradarbiauja su verslu, ar ne, integruoja į savo procesą, kaip šiandien ir girdėjome, yra arčiau to geresnio rezultato. Ir vėlgi, AI-us tampa galbūt jau ne tuo trendiniu dalyku, ne mados dalyku, bet po truputį tampa tuo dalyku, kuris tampa nešantis tą realią ugdymo vertę. Tai ačiū labai, kad klausėtės. Dėkoju, Inga, dar kartą jums. Čia buvau aš, Saulius Kromalcas, ir iki susitikimo kitame podcast'e.